pabėgiot legiam. Labas rytelis. Šiandien pasirinktukų lėkštė atrodo taip. Po bėgiojimo reikia kažko stipresnio, kad visai dieną energijos vien valgys. Alio. Papusryčiavom, lėkiam aplankyti dar porą šventyklų, oras geras. Grįžo mano grandinėlė Pandoros iki galo. Tai kol negrįšiu į Maroką, jaučiu tol nesustvarkysiu, tai ir užsidėjau Sacharą dabar. Iš Sacharos. Atvarėm skanios kavos. Šiaip labai juokinga, tipo SPF-as 2. 4. Nu čia PM 15, all good, bet 2. Kas naudojo 2? Kopunka. Bye. Bye. Pirmas kavos gurkšnis šiandien. Oro uostas ir čia ant kalno šventykla. Eina, čia tokie vaizdai. Bilietukas kainuoja 25 batai, visai nedaug. Ir čia 360 toksai viewpointas. Eina tau kaip šaldo kaklą. Dar prie receptiono, kur bilietukus pirkom, aliejų pardavinėja masažinį. Davė pabandyti. Paskui papasakos. Labai šaldo kaklą. Šiandien toks karštis, kad literally tirpstu ant saulės, ta prasme, belenkas. Būda footprint.
patys skaniausi bananai. Taip. Nu ką, welcome, welcome. Tai čia toks grynai kaip parkas su statulom, šventyklom. Tai Vat Pra yra didžioji budistų šventykla ir moderni, o ji suprojektuota yra žymaus Tailando menininko ir apima ne tik tailandiečių, bet ir kiniečių tradicijų elementus. Rytelis, šiandien nuo darbų rytas prasideda. Ir va dabar pertraukėlę darau, sėsiu pasportuoti. Mango prieš sportą. Jau vaisiai kokie čia skanus, tai ne to žodis. Oras vėl visai neblogas, saulė šviečia. Sesė išlėkė prie jūros. Šį vakarą žiūrėjau Nepatogus klausimus su Pravalturu. Ir išgirdau tokį vieną spicy dalykėlį, po kurio aš tokia, kad nepatiko jam labai Maroke. Nežinau, labai dviprasmiškos nuomonės. Aš ten tikrai jaučiausi fainai. Taip, turistinėse vietose tikrai prie tavęs eina, šliejasi, tau siūlo ir pagalbą. Ir aš kai tik atvažiavau, pavyzdžiui, Marakešą, nuo ko noriu pradėti, kad visas Marokas nėra vien tik Marakešas. Tai eina ten, bando tau siūlytis, kad paneštų daiktus, paskui paneša, sako, sumokėk. Tai taip, iš tos vietos Marokas tikrai yra tokia vieta, kur nelabai smagu pavažiuoti gilumą, ten visai kitaip. Tai siūlau niekada niekam nesusidaryti nuomonės, tik tai paklausus kažkieno vieno nuomonės. Kebra, turit patys patirti, kad suprasti, kas tai yra. Tai man labai gaila, kad taip apie Maroką atsiliepia, nes mano nuomonė visai kitokia. Tai tik norėjau pasisakyti. Man Marokė patiko, tikrai norėčiau. Ir tarp kitko, nuo vasario mėnesio aš kraustausi gyventi Casablanca. Aš jums parodysiu, kas yra Marokas. Gal aš jau tą Maroką matau nebe kaip turistą, nes tiek kartų esu buvus ir tiek daug visko išlankiusi, tai tiesiog pas mane jau ta patirtis visai kitokia su Maroku. Ir šiaip galiu pasakyti, kad nemačiau Pravalturo nuotykių Maroke.
Tai šiandien pasižiūrėsiu, kad galėčiau tikrai atreaguoti į tai, ką jisai sakė. Bus įdomu pasižiūrėti. Tai bus dar šiek tiek feedbacko vėliau. Vėliau sportuoti. Čia turiu tik tokį vėjelį. Bet gerai užteks. Dialogas išleido savo 76 podcastą. Pats laikas įsijungti ir paklausyti sporto metu. Važiuojam. Ketvirta braškių diena. Pilvas darbas kaip balionas. Valgysiu anties kiaušinį. Nusipirkau jau išvirtą. Man rodos vieną kartą suvalgius tik Indonezijoj. Labai nusistebėjau, jis toks labai kitoks. Ir šiaip dabar jau trenkiau vieną kartą, bet jis toks labai kietas ir storas lukštas. Pradžiai net neįskilo iš pirmo karto. Labai keista. Sūrus. Trinys tai labai neskanus. Trinio tikrai nevalgysiu. Nusipirkau tik kad paragauti, tai ne, daugiau nepirksiu. Ačiū, ne mano skonė, visiškai ne mano skonė. Valgau su kimči. Grįžo sesė duosiu paragauti kiaušinio. Imk šitą, aš tau parašiau. Kokia gerai. Bet kitoks. Kitoks. Jis sūrus. Suvalgė man, tai vapšė nepraėjo. Nu, tipo... Gerai. Nu va, kaip skiriasi skoniai. Ir dešimtukų šokoladas. Migdolai šokolade. Mačioj ir šokolade. Taip atrodo. Atvažiavom pavalgyti į Night Market. Čia prie pat Piero, prie pat prieplaukos, kur atvykom. Bandau jungti pakrovėją. Jungiau. Jo, eismas tai čia daug intensyvesnis. Nu jo, čia tokia turistinė biškį vietelė. Daug visokių šopų, parduotuvių ir taip toliau. Full Moon Party plakatą mačiau. Galvojau, tik Kopanganėje. Kokia galerija. Pasikelia vartai ir tiesiog vaikas verkiantis išeina. Nu, kažkaip sunkiai čia kol kas randam, vien tik tokie parduotuvės, restoranai, mažai street foodo. Lygiai ir kažkokius kioskelius radom, bet sweets, kebabai. Žodžiu, neradom, ko tikėjomės, varom maisto ieškoti, nes nieko čia nėra. Visi tik restoranai su kainom. Ačiū, ne?
kaip ir radom kažkokią lyg ir food courtą, čia ne food courtas, net nežinau, kas čia tokio, bet nu, toks kaip ir restoranėlis. Matom, kad vietiniai sėdi, vienas tik tai staliukas turistų, du. Tai užsisakėm jau maistuko, tokius meniukus atnešė šiandien. Pradžiai atsidarėm, galvom, blemba, be nuotraukų, be nieko, fuck. Bet paskui žiūrim, kad yra viena kita nuotrauka ir galų gale labai senos, bet, nu, ką padarysi, nuotraukos, tai bent jau galima įsivaizduoti, kokį maistą atneš. Nežinau kodėl, bet va šiandien man ta nuotaikėlė ant junk foodo. Galvom po burgeriuką gal su sese kirsti, bet ne tokio vietoje jau. Tada reikėtų varyti gal kokią burgerinę, kur jau tikrai žinai, kad gausi normalų burgerį. Mano sesė vis mane dar stebina. Užsisakė maistą ir pamiršo paminėti, kad neaštriai padarytų. Nu, mano receptoriam visiškai neaštru. Papunka. Ir paragavau, nu man tai visiškai neaštru, bet... Tai jinai, ką tu užsakė? Tofu. Tofu su ryžiais. Kari tofu, ryžiai ir, nu jo, agurkiukas. Šiaip gerai atrodo. O aš, kad jau šiandien labai norėjau kažko... Not so healthy. Tai vištiena ir ryžiai su kiaušiniu ir taip toliau ir panašiai. Tai va. Skanaus. Nu, tai dar kaip skanaus. Važiuojam. Važiuojam. Ką? Gali. Šiaip dar kaip tai kalbam su sese labai keista, bet... Nu, nieko čia keista, bet labai skiriasi kainos. Kai kas pigiau, kai kas brangiau. Pavyzdžiui, kas bet sriubos, tai čia tikrai daug brangesnės. Nežinau, tas pats green curry, kurį... Okei, tam turgui, kur mes valgiam, tai tenai kainavo pigiai, apie 100 batų. Bet šiaip, pavyzdžiui, visur kitur, kiek matau, 150 batų. Kai Kopangane visur 800 daugiau mažiau. Čia iš vis 200. Bet aš manau, čia kaip kur užgaudysi. Tai čia labai reikia ieškoti. Niekada nestoti vienoje vietoje, o bandyti apvažiuoti kelias, nebent jau palei rekomendacijas ten kažkas rekomendavė. Nu, mirčinos pavalgę. Pilvai pilni. Laimingos, patenkintos. Lekiam link namų. Reikia dar prie darbų prisėst vakaras. Vakare pagrindiniai darbų, kaip pas mane prasideda. Adios. Galvojat, pamiršom desertus? Mes tikrai nepamirštam. Atvarėm į Bixi. Radom pakeliui, pravažiuodamas. Aš net neapsirūkus, bet čia taip viskas skaniai atrodo. Pasiėmiau Pocky Limited Edition. 2 pakeliai už 30, nes šiaip vienas pakelis 30. Mano krepšelis taip atrodo riešutukai Pocky ir kažkokios bandutės su migdolais. Ten 2 batai. Kažką reiks iškeis šiandien į ledus, tai jaučiu Pocky iškeisiu, kitą dieną valgysiu. Tai dar nusipirkau kažkokių ledų paragauti. Labai panašus į mochi. Plastikas plastikė. Tai čia toks mažiukas gabaliukas, dar plastiko gabaliukė. Žodžiu, eisim žiūrėti pravaltūro nuotykių Maroke. Labai noriu pamatyti. Reiks įvertinti, kur jis tam buvo ir ką pamatė. Man labai šiaip įdomu, tikrai pasidarė. Tai sesė sakė, pasirašo žiūrėt. Tai varysim kartu žiūrėt. Čiau. Ir rytelis. Šiandien norelis toks... biški krapnoja. Šiek tiek krapnoja. Seniai buvo miestam. Nu kaip seniai? Seniai geriam kavą miestą, tai nusprendėm nuvažiuoti šiandien ryte atsigert kavos. Ką? Nereikia tarpti. Šventinius sakinius užsidėjau. Nuvažiuojam. Taigi, čia vieninėm.
Pataikėm iš...มอเตอร์ไซค์ถ้าเข้าในหาดเปลี่ยนเส้นทางได้เลยนะครับเปลี่ยนเส้นทางได้เลยMes būsim palaimintos šventų vandeniu. Laidus braukia, eik savo. Vienuolis įcigę burnoj, nu geras.ระวัดนำได้มาจอดในสถานที่นี้เพื่อทุกคนได้ร่วมสร้างบุญสร้างกุศลกันนะครับขอเรียนเชิญนะครับ Kažkokia ceremonija? Labai ยืนดูเขาตีกันNebėra kiaušinių. Yes! Paskutinis. Oh my god. Big latte. Big latte. Cold. Hot. Cold. Ice. 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 Ice latte. Yeah. พี่เบลเก็บแบงค์พันดีๆนั้นเก็บแบงค์พันดีๆโอเค thank you Yeah. I'm going to sit. Galvoju, kavytę pamiršau.
limuziną. Geras. Eik savo. Tailando limuzinai. Man asmeniškai tokie momentai patys įdomiausi. Ne kur sukarpyta, iškarpyta, o galėčiau paleisti jau čia tokį video 10 minučių, tai aš tiesiog kaip kiną žiūrėčiau. Aš tiesiog, taip tu ir pabandai pažinti kitą kultūrą. Nu, va taip tiesiog būnant, žinai, ne kažką sulipdant, bet va taip vientisą tokį bandant žiūrėti, žinai. Tu pažiūrėk, kokie stori pas ją plaukai. Čia ne mano mizeris. Wow. Eina, sako, kokie gražus. Bet šiaip pas ją. Jo. Oho. Šitas rimtas. Oho. Aš irgi. Visi žiūri. Vietiniai irgi. O, sesė. Tu kai žvėris. Aš nesuprantu, kas čia šiandien vyksta, reikės pasidomėti. Mes sėdim 7-Eleven, kai kokiam kino teatre. Langai išeina tiesiai į pagrindinę gatvę. Tai geriam kavą ir tiesiog žiūrim, kaip į teliką kokį, kas čia vyksta. Taip įdomu. Na, moteris. Dar kartais už... Čia jau pats Emilis sakė. Jo. Tai žiūrėk, neapsidau. Nes dar iš gomurio kartais galiu suprast, bet jeigu gomurys klaidina, nes kartais būna, kad jie ten susitvarko. Nors ne, ką tu susitvarkysi, bet ant vienų jo mažiau matosi. Bet šiaip į pėdas pasižiūri ir viskas aišku. Ar kem 6, ar 8. Mačiau tikėti, kad neturime sutartyti. Nu jo. Mūsų motopirka, va šita. Nežinau, kaip išvažiuosim. Va kaip jisai. Atsistumia. Pavadinsiu vlogą Sit with me in 7-Eleven. Ta prasme, iš kino teatre. Geras. Čia, žinai, Ir čia aš vadinu momentą, kai tu sustoji ir tiesiog būni momente. Esi čia ir dabar. Vakar užmigau kokią 5 valandą. Tokį įkvėpimą darbui pajutau. Tai per vakar dieną padariau 7 vlogus. 3 iš jų apie Tailandą ir 4 iš jų papildoma medžiaga, ką turėjau apie Portugaliją iš Nazare. Tai bus papildomo turinio. Ir man kažkas sakė, Portugalija tau tinka. Tai vakar darydama vlogą ir tiesiog net nedarydama, aš nieko neditinau, tiesiog tai viskas gražiai sukrito, nieko editint nereikėjo. Ir galvoju, wow, man Portugalija tikrai labai tinka. Tai išeis papildomas turinys, ko gero, kad sekėjam. Ir pilna idėjų naujų gimė.
ką toliau galiu padaryti dar būdama čia. Nežinau, pilnatis man atsiuntė įkvėpimą. Sako, visi vlogai turi būti bėgti, lėkti. Ne, kartais reikia sustoti. Sao bộ cái này vậy vậy? Tàn một cái Čia yra này. tikras Cái thứ hai gyvenimo pažinimas. Miệng ấy.